Sveiki, mėly klausytojai, čia visiškai nauja tinklalaidė, kuri vadinasi Filosofinė terapija ir aš, Algis Fedejevas. Ir aš, Justinas Grigas. Malonu, mes esame žmonės, kurie vieni iš pradininkų Lietuvoje tokios naujos srities, kuri vadinama filosofinė terapija, filosofinė praktika, filosofinių konsultavimo. Vieno griežto pavadinimo apibriežto nėra. Ir mes nusprendėme, kad reikia supažindinti visuomenę gerokai plačiau su šituo reiškiniu ir todėl nutarėme daryti šitas tinklalaidės. Taip pat, mums vienas tikslų darant šitą tinklalaidę ne tik supažindinti su filosofinė terapija, bet ir patiems toliau kalbėti, mąstyti filosofinėmis temomis. Ir ne tik, tokia, sakykime, grynąja filosofija, bet būtent ta filosofija, kuri siejasi su kasdieniu gyvenimu, su žmogaus egzistencija, kabinant įvairias temas, kurios aktualios šito požiūriu. Visiškai sutinku ir gal dar trumpai pasakysim, mes turbūt nepasakėm, kad mes patys užsiemam šitą veiklą, filosofinę terapiją arba filosofinę praktiką. Aš pats užsiemu 1,5 metų gal, kiek tu Justinai? Aš irgi panašiai, tik tais aš dar ir psichoterapijos praktiką užsiemu. Tai ta konsultavimo kažkokia patirtis šiek tiek jau anksčiau prasidėjo, nuo 2019 metų. Rudens, man atrodo, pradėjau. Tai mūsų, kaip minėjom pradžioj, vienas iš tikslų yra supažindinti žmonės plačiau. Tai mes esam darę renginių viešinimo, bet nusprendėm, kad reikia šiek tiek toliau eiti. Ir įsivaizduoju, kad bus eilė pluoštas temų, kuriomis norėsime pasidalinti ir galbūt taip pat reaguodami į klausytojų pageidavimus kažkaip tas temas irgi modifikuosime. Taip, kai įsivažiuosime po truputį. Šios dienos mūsų laida yra, pavadinkim ją pristatomoji, nes turbūt daugam šitie terminai filosofinė terapija, filosofinė praktika, filosofinis konsultavimas yra visiškai nauji. Mes bandėm skaičiuoti, kiek maždaug žmonių iš vis galėtų būti girdėję tokius žodžius, tai nebuvo tie skaičiai baisiai maži, bet turbūt, kad reikia gilinti ir platinti tą žinojimą. Ir todėl šiandien bus pristatomoji tokia laida, o vėliau eisime į konkretesnės temas. Taip. Gal dar kartą galima paminėti, kad Lietuvoje tai visai šviežias dalykas apskritai yra filosofinė terapija. Tai toks judėjimas, kuris prasidėjo vakarų Europoje, Vokietijoje pačioj pradžioje. Tai ir tokiuose jau senosios Europos valstybėse, tai žodžiu, pakankamai žinomas reiškinys, tačiau pas mus tai gan šviežiai yra. Tai natūraliai norisi kažkiek supažindinti Lietuvos gyventojus, klausytojus su šito judėjimu. Kažkiek ir pakalbėsime apie istoriją šios laidos metu, kaip tai prasidėjo, kaip tai Lietuva ateina, per kokius kanalus atplaukia. Tai jau palėtei vakarų temą, gal kažkaip norėtum pratęsti, nes ten kaip ir prasidėjo ir 80-ieji maždaug laikomi tokia oficialia pradžia. Achenbachas pirmas žmogus, su kuriuo siejamas šitas užsiėmimas. Taip, Gerdas Achenbachas, tai vokiečių filosofas, kuris pradėjo šitą judėjimą, jis pats jį pavadino filosofinę praktiką, filosofische Praxis. Ir nuo jo kažkaip tas verpetas taip įsisiūbavo ir žodžiu, vis daugiau žmonių pradėjo tuo domėtis ir praktikuoti. Kartu galima pasakyti dar porą dalykų, kad nepaisant to, kad išplito šitas judėjimas, tai nėra vienalytis dalykas, žodžiu, nėra vienos mokyklos, nėra vienos metodikos, kaip dirba filosofinės terapijos ir praktikos atstovai. Šitą pratęsti, manau, dar daugiau. Jo. Ir dar vienas kampas, kurį galima paminėti, kad
šitas filosofinės terapijos judėjimas, jisai taip pat, siekia atgaivinti tokią filosofijos formą, kuri buvo labai gyva antikoje, tačiau, tapo primiršta, turbūt kažkur apmirė, pradingo vakarų istorijos eigoje. Taip, čia labai, man atrodo, svarbus aspektas, nes dažniausiai, kai nors iš filosofinio konsultavimo, terapijos praktikos veikėjų, jeigu tekstą kokį paskaitom, tai jie dažnai pamini, kad čia yra tarsi mėginimas šiek tiek grąžinti filosofiją prie šaknų. Prie šaknų ta prasme, kad antikoje filosofija buvo labai siejama su grynai kaip būdas kažkaip pasigerinti savo gyvenimą, labai taip paprastai kalbant. Kad perkelti savo egzistavimą, egzistenciją į kitą lygmenį, kad išlysti iš platoniškos olos, kad nustoti bijoti, sumažinti nerimą ir kad tapti tokiais tvirtesniais, stipresniais žmonėmis. Ir labai gera knyga buvo Piero Odo Antikos filosofija. Kas tai? Man atrodo, jinai labai gražiai tą perspektyvą parodo, kad antikoje jo manymu filosofija pirmiausia buvo suvokiama siejama su klausimu, kaip turėčiau gyventi ir suvokiama kaip toks labai praktinis dalykas, kaip būdai pasigerinti savo gyvenimą. Taip. Čia Piero Odo tokia tezė. Taip. Galbūt ne visa antikos filosofija apie tai sukosi, bet iš tikrųjų dalis jos tikrai buvo apie tai. Tokios mokyklos kaip stoicizmas, epikurizmas, jos yra šiek tiek vėlyvesnės, bet jose labai ryškiai tas matosi. Tačiau jau Sokratas, vienas žinomiausių filosofų vakarų istorijoje, mąstė būtent apie tai. Jo pagrindinis klausimas, arba keletas klausimų buvo, kaip turėčiau gyventi, kas yra geras gyvenimas. Tai buvo dalykai, kurie jam atrodė svarbiausi filosofijoje. Tai kai atsiranda filosofinis konsultavimas, filosofinė praktika, tai yra reagavimas į tai, kad, reagavimas ir į tai, kad filosofija viena vertus akademizuota ganėtinai, ir labai toli nemaža dalim nuo konkretaus žmogaus, konkrečių gyvenimo aplinkybių ir situacijų. Nebūtinai taip turi būti, bet tokia tendencija turbūt kiekvienas, kas filosofiją studijavo, tai galėjo pajusti vienokiu ar kitokiu metu. Manau, aš tikrai pajutau. Aš irgi. O kitas dalykas, kad pati filosofija turbūt, galima sakyti, irgi vystantis mokslams ypatingai, jinai išgyveno jau senokai tam tikrą kaip ir tapatybės krizę, ką įveikti, ką daryti, kuo jinai įdomi gali būti, kuo jinai gali būti prasminga. Ir tada atsiranda tokių kelių, kad šiuolaikinė gal filosofija, kai kur yra sričių, kur mokslai gerokai nusileidžia, bet yra turbūt, jeigu ieškom autonomijos jai, tą autonomiją galima surasti. Ir tokia vieta, tokia sritis kaip filosofinė praktika, filosofinis konsultavimas, filosofinė terapija turbūt yra apie tai irgi. Filosofinė terapija man bent jau šią akimirką yra apie tokį bandymą ieškoti kažkokios prasmės pačioj filosofijai, nes iš tikrųjų ji turbūt šiuo metu tokią krizę išgyvena ir čia ne tik mano teiginys ar tavo teiginys, yra ir daug knygų apie tai parašyta, kad žodžiu filosofija tarsi nebesupranta, kam jinai pati reikalinga. To yra, man atrodo. Ir tarp tų žmonių, kurie akademijoje filosofiją užsiima, taip pat tas klausimas, kam visą tai reikalinga, man atrodo, labai yra
kažkoks gajus. Ta abejonė turbūt labai gaji, kam visą tai reikalinga. Tai man asmeniškai, filosofinė terapija yra bandymas, pačiai filosofijai suteikti kažkokį naują gyvybę, ieškoti kažkokio prasmingo jos egzistavimo būdo. Nes kaip tu jau užsiminei, daug tokių klausimų, kuriuos tradiciškai sprendė filosofija, dabar sprendžia, mokslai. Tokie kaip fizika, kiti gamtos mokslai, tačiau taip pat ir psichologija, sociologija, žodžiu, pati filosofija yra, praėjus 2000 metų istorija, per kurią ten visko daug įvyko ir daug tokių klausimų, kurie buvo sprendžiami filosofijoje, tapo kažkaip transformuoti, perimti mokslo. Kažkuria prasme filosofija tapo mokslo tarnaitė, bent jau dalis filosofijos. O tie, kurie norėtų filosofijai suteikti tą autonomiją, kaip minėjai, kažkokį suvokti filosofijos savarankiškumą, matyti tai kaip kažkokį savistovį dalyką, jiems nėra lengva, ieškant, koks tas prasmingas filosofijos egzistavimo kelias. Gal irgi įdomu, kad šitas klausimas apie filosofijos prasmingumą irgi yra vienas turbūt esminių filosofinių klausimų. Kad tai yra dalykas, kuris klausia savo paties egzistavimo prasmingumo ir apie savo vertę, kas yra įdomu. Bet kad nenukryptume per daug jau, nes galima daug kur nukrypti labai šitam temam. Mes pradėjome apie vakarus. Gal galim prie Lietuvos po truputį prieiti. Pirmas dalykas, kada tu pats, Justinai, sužinojai apie, kad toks dalykas egzistuoja? Nes aš tai atgaminu puikiai momentą. Aš irgi tiksliai atsimenu tą momentą, tiesą sakant. Dabar galvoju, kelinti čia metai galėjo būti, gal kokie 2016. Aš gerokai vėliau. 2016 ir 2017, kuomet aš studijavau magistrą. Tai buvo religijos studijų magistro programa, bet jinai buvo labai persipinus su filosofija, tas pats, ką ir tu, Algi, magistrantūrą studijavai. Tai ir tuo metu, mane kamavo tokia krizė asmeninė, žodžiu, mane domino filosofija. Ieškojau kažkokio autentiško santykio su filosofija, bet taip pat labai, tokie, sakykime, pragmatiniai klausimai kamavo, kaip toliau gyventi, buitinė prasme, iš ko užsidirbti pinigus. Galų gale, koks tas filosofijos tikslas irgi tikrai kilo tokių dvejonių. Ir Tomas Sodeika yra toksai, svarbus filosofas šitam kontekste. Tomas Sodeika yra, vienas žinomiausių filosofų, tikriausiai Lietuvoje vienas įtakingiausių, bent jau tam tikrose ratuose. Ir tuo metu aš buvau Tomą Sodeiką pasirinkęs kaip savo magistrinio darbo vadovą ir su juo nemažai bendraudavom. Ir jis užsiminė apie šitą filosofinės terapijos kaip ir praktiką, kaip, galima kelią, kurio galbūt aš galėčiau pasukti. Tačiau tuo metu man buvo sunkiai įsivaizduojama tiek kaip tai turėtų atrodyti, tiek kaip aš galėčiau tuo užsimti. Tai tą idėją kažkiek apsvarstęs, kiek pamenu, padėjau iš šono, man tai atrodė sunkiai suvokiama, kas tai per dalykas galėtų būti. Tai bent mano pirmas susidarimas su šitą idėją tada įvyko. Mano per tą patį asmenį Tomas Sodeika man papasakojo irgi apie šitą užsiėmimą, bet keliais metais vėliau. Tiesiog buvo po mano gynimo, praėjo šiek tiek laiko, mes susitikome, tiesiog kalbėjome apie ką veikti ir jis papasakojo apie tokią veiklą ir paskui pretendavau į postdoktorantūros studijas, tiesa nesėkmingai ir su šito projektu apie filosofinį konsultavimą, tai būtų buvęs teorinis
darbas, bet aš tada pradėjau skaityti apie šitą užsiėmimą, dar nemąstydamas per daug, kad tuo galbūt užsiimčiau. Bet aš atsimenu, kad kitas nepavyko, praėjo šiek tiek laiko ir čia buvo tavo iniciatyva, kad mums reikia burtis ir galbūt stumti šitą reikalą. Pradėti seminarus, pradėti skaityti, kalbėti. Ir taip, čia pradėsim nuo to turbūt, kad mes kelis metus darėm tokius, galima taip seminarais pavadinti turbūt. Galima. Tokios neoficialios studijos, bandėm, Tomas Sudeika dalyvavo. Ir iki šiol vyksta ir jų tikslas ir buvo kažkaip tai pamėginti geriau perprasti, kas čia yra per reikalas. Taip, išsigryninti, pirmiausia, apsvarstyti, kas tai per dalykas galėtų būti filosofinė terapija, kaip tai kažkaip praktiškai turėtų atrodyti, kokie tie darbo principai, žodžiu, kas tai per dalykas. Tai mes turbūt bent porą metų gan aktyviai turėjom tokius seminarus, kuriuose kas savaitę susitikdami ir diskutavom, svarstėm šitą klausimą, kol galų gale priėjom tokių kaip kažkokių taškų, kaip inkarų, prie kurių galėjom jau prisirišti ir pradėjom tada šitą projektą jau viešinti po truputį. Atsirado pirmi žmonės, kurie susidomėjo turėti tokį dalyką kaip filosofinė terapija. Mes vadiname klientais to žmonės, turbūt, nes kažkokio kito žodžio sunkiai randame. Nesinori to kažkaip vadinti kaip verslu ar kažkokiais verslo santykiais, nes klientas kaip ir tokią konotaciją turi, bet pacientas irgi nėra. Tuo labiau. Tas žodis pašnekovas. Pašnekovas labai neutralus. Taip. Pacientas labai jau neutralus ir tarsi į gydymą iš karto. Taip, iš karto į gydymą tokį. Ir mes nenorim savęs kaip gydytojais kažkaip pozicionuoti, tai žodžiu. Nerasdami tų žodžių vis dėlto radom pirmus žmonės, kurie susidomėjo šitą praktiką. Tai po truputį viskas vyksta, turim klientų, po truputį tikimės, kad labiau augs jų skaičius. Bet aš tavęs norėjau paklausti, kaip tavo supratimas nuo 22 metų iki dabar apie tai turėjus realios praktikos ir tuo pačiu daug apsvaršius, ar smarkiai pasikeitė? Kažkiek pasikeitė. Dabar galvoju, man galbūt visada šita filosofinės terapijos idėja vystėsi santykėje su psichoterapija, nes, kaip minėjau, magistrantūros metu aš kažkaip išgirdau apie filosofinę terapiją, filosofinę praktiką. Man nebuvo aišku, kas tai galėtų būti, aš atidėjau šoną šiek tiek tą mintį, bet paskui aš užklydau prie egzistencinės terapijos idėjos. Sužinojau, kad Lietuvoje Birštone turime tikrai stiprų institutą, kuriame ruošiami egzistencinės krypties psichoterapeutai. Egzistencinė psichoterapija yra viena iš, sakyčiau, tradicinių psichoterapijos krypčių, kuri jau nuo 20 amžiaus pirmos pusės pradėjo rutuliotis, ir Lietuvoje turim tikrai solidų institutą, kuris pakankamai nemažai ruošia egzistencinės terapijos specialistų. Lietuvoje egzistencinė terapija viena stipriausių tokių krypčių turbūt yra. Tai žodžiu, man irgi pavyko įstoti tenais ir mano supratimas, kas galėtų būti filosofinė terapija ir filosofinis konsultavimas, santykėje su tuo kažkaip rutuliojasi. Tai kaip čia dabar, kokioje stadijoje dabar mano ta pozicija, kaip jinai keitėsi. Gal man buvo toksai, ilgainiui atsirado įspūdis, kad
egzistencinė psichoterapija viena vertus daug skolinasi įvairių idėjų iš filosofijos. Tai kažkuria prasme tai yra labai giminingas filosofiniai terapijai judėjimas. Kita vertus, būnant tam egzistencinės terapijos lauke, tiek studijuojant autorius, kurie yra egzistencinės psichologijos ir terapijos autoritetai, tiek ir mokantis institute, dirbant su instituto supervizoriais, aš pradėjau kažkaip justi, kad net ir egzistenciniai terapijoje yra daug paveldo perimto, iš kitų psichoterapijos ryčių, kaip ta pati psichoanalizė, Zigmundo Freudo įkurta. Tai, man kartais atrodo, kad egzistencinė terapija yra taip gan stipriai modifikuota vis dėlto psichoanalizės forma. Čia gal aš taip grubiai sakau, bet tikrai nemažai tokių idėjų, kuriomis grindžia egzistenciniai terapeutai savo darbą, iš tikrųjų turi savo užuomazgas jau psichoanalizai, mano supratimu. Tai man, filosofinė praktika siejasi su bandymu kažkaip dar iš kitos perspektyvos pasižiūrėti į tas problemas, kurios kamuoja žmonės, reflektuojant kritiškai tas prielaidas, su kuriomis prieiname prie žmonių problemų, vartojant kitus žodžius, prieiname prie problemų. Tai sakyčiau, klausimai, kuriuos sprendžia filosofinė terapija, yra labai panašus, kurie psichoterapijoje yra sprendžiami. Sakyčiau, čia yra toksai susikirtimo taškas. Kita vertus, tai yra bandymas, šiek tiek kitų žvilgsnių dar pasižiūrėti į visą tai. Čia gal taip preliminariai, kalbant. Aš paklausiu dar su mintim, kad mano paties tai supratimas labai keitėsi, kas yra filosofinė terapija. Per tuos porą metų, kai darėm seminarus ir pradėjom veikti ir gilinamės, pradžioj netgi įsivaizdavau, kad lengviau bus atskirti, sakykime, nuo psichoterapijos, matyti aiškesnį skirtumą. Tai tas ribos pasidarė tokios ganėtinai komplikuotesnės. Kitas dalykas, kad man atrodo, kad pradžioje labiau tikėjau kažkokiu metodiškumu, netgi tokių sisteminių, nepriėjimų prie žmogaus, bet tas subirėjo ir galbūt labiau pasimatė, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir galbūt ir sutapo tuo laiku labai daug, skaičiau ir psichoterapinių tekstų, ir nežinau, gal apskritai norėjusi žiūrėti schematiškiau į daugą, bet šitas dalykas dingo ir šiuo metu klausimas man pačiam turbūt, kaip aš įsivaizduoju filosofinę terapiją, labai atviras. Galėčiau įvardinti ir vardinsime šitos dalykus per būsimus mūsų susitikimus, bet šiuo metu mielai priimu visas kitas idėjas, kurios kažkur ore sklando. Aš lygiai taip pat. Ir aš manau, šita filosofinės terapijos idėja vis dar vystosi. Mes turim kažkokį atspirties tašką, bet pati idėja vis dar vystosi. Aš taip galvoju, gal galima tiesiog taip pakreipti, žinai, kaip tu manai, kokios yra tos pagrindinės problemos ar klausimai, su kuriamis dirbama yra filosofiniai terapijai. Gal galima taip išskirti, viena vertus yra problemos, kažkokie klausimai, kurie yra sprendžiami, o antra vertus būdas, priėjimas, kuriuo mes tai darome. Aš gerai čia pakreipiai, aš galėčiau iš to, kiek man teko dirbti ir susidurti, kokie klausimai ir kokios problemos, jie yra paprasti kažkuria prasme labai. Paprasti ir klasikiniai. Ta prasme, kad žmogus išgyvena didelį nerimą, žmogus išgyvena didelį stresą,
žmogus išgyvena prasmės trūkumą, žmogus išgyvena tam tikrą tapatybės krizę, pavyzdžiui, santykio su veikla tam tikra, su profesija, kad anksčiau žmogus tapatino save su tam tikra veikla ir tarsi buvo nekvestionuojama tokia net betarpiška ta jungtis, kad aš esu tas ir tas, vėliau tas sugriuvo ir ką tada daryti su visu tuo. Ir kaip prieiti ir kaip spręsti šitą reikalą. Ar žmogus turi jau numesti tą kaip praeities kažkokį užsiėmimą, tam tikrą profesiją ir judėti kažkaip į priekį, ar visgi reikia kažkaip pamėginti kitaip prieiti. Čia santykio problema, ar čia gali būti apie santykį su kitu žmogum, su poroje, tai gali būti su draugais, su šeima, su bet kuo. Ir lygiai taip pat gali būti su veikla. Tai man atrodo, čia klausimas, ar eiti pirmin ir viską numesti, ar kažkaip viską persvarstyti ir pamėginti visą tai gilinti, ieškoti problemų dar kažkur. Čia man atrodo, kad tie klausimai, tos problemos, ką tu įvardinai, yra ganėtinai tos pačios, beveik kaip psichoterapija, kiek aš susidūriau. Švelnesnė prasme, aš nesusidūriau su psichozės atvejais, su savižudybės didelės rizikos. Man neteko dirbti ir čia atskira tema, kurią paliesim vėlesniuose turbūt susitikimuose, kiek filosofinė terapija, ką gali veikti ten. Bet sakykime, aš nesusidūriau. Aš susidūriau daugiausia su tapatybės paieškomis, tokio egzistencinių nerimo, tuštumą, egzistencinę prasmės, stygiumi. Tokia buvo tematika. Kaip tavo? Žinai, aš irgi turiu žmonių, kurie mane pasiekė per skirtingais keliais. Vieni mane pasiekė, nes ieško psichoterapijos, kiti pasiekia, nes ieško egzistencinės, tiksliau tos filosofinės praktikos, filosofinės terapijos. Tai žodžiu, skirtingais keliais ateina, kita vertus, kai aš dirbu, taip irgi sunku atskirti, su vienais vienaip, su kitais kitaip, kažkaip tas darbas klostosi. Bet, bendrai paėmus, aš irgi sutinku su to, ką sakai, kad, tie sunkumai, tos problemos, su kuriomis filosofinė terapija užsiima, tikrai persidengia didelę dalim su psichoterapijos problemom, ypač kuomet kalba eina apie nerimą, kuris, visuomet, nerimas nėra iš niekur. Nerimas... Čia, man atrodo, yra svarbus dalykas, nes aš visiškai sutinku su tavim, bet dažnai, kai žmonės kalba apie tam tikras nuotaikas, čia nerimas gal daugiau nei nuotaika, dažnai sakoma, kad tiesiog atėjo ir užėjo, bet aš tikrai nesutikčiau su tuo. Taip, nerimas turi prasmę, nerimas turi kažkokias prielaidas, sąlygas ir neretai, nerimas siejasi su kažkokia, krize, kurią žmogus išgyvena. Tai filosofinė terapija, yra pagalba reaguoti į tą krizę, bandyti susivokti, kas vyksta visų pirmiausia, ar ne, ir kažkaip reaguoti. Tai taip, gal aš iš kitos pusės irgi taip kitą įvesčiau tokį terminą kaip, kančios problema, egzistencinės kančios problema. Vėlgi, tiek nerimas, tiek įvairūs kiti tokie diskomfortiški išgyvenimai gali būti suprantami kaip kančios forma. Ne fizinė kančia, bet tokia psichinė arba egzistencinė. Plačiaja prasme. Kančia, taip. Nes man atrodo, įsiterpsiu, kad kančia šiek tiek gali būti įsivaizduojama, bent jau gerai, aš pasakysiu, kad aš pats įsivaizdavau šitą terminą, jisai man pjaudavosi galvoje kažkaip su daug ko.
net kai aš jį perskaitau ten kontekste, apie kurį mes kalbam, kančia galbūt aš jį suvokdavau kaip tokio krikščioniško turinio vieną dalyką, kaip kažką jau labai žiauraus, labai stipraus. Nes kančia turbūt gali būti labai plačios amplitudės ir stiprumo dalykas. Sunku atsikelti, ir tai pavyzdžiui, turbūt galima įvardinti kaip kančią tam tikrą. Taip, kai sakom šitą žodį, tai gali būti, labai toks kažkoks stiprus vaizdinys, ar ne, bet iš tikrųjų, galima taikyti šitą žodį ir platesnėm prasmėm. Galbūt galima kitą žodį, kaip diskomfortas kažkoks, ar ne, vartoti. Bet, gal pavyzdžiai gali iliustruoti, kad, nerimas, yra kančia. Jeigu žmogus nerimauja, jisai kenčia. Dar vienas žodis, kuris man patinka iš tikrųjų ir kuris toksai, man atrodo, visai yra turiningas, tai neviltis. Nevilties tas žodis, jisai irgi kalba, apie tokią būseną, kurioje žmogus jaučiasi tarsi akligatvėje savo gyvenimu. Nebemato kažkokių perspektyvų ateityje ir šito akligatvio jaučiasi toks prislėgtas. Tai žodis neviltis, mano galvoje irgi yra, būdas apibūdinti tą kančią, kurioje žmogus yra. Galbūt žmogus gyvena kažkaip, ar ne, kasdien atsikelia, kasdien eina į darbą, kasdien užsiima visokiais rutininiais dalykais, bet tokiam gilesniam lygmenyje jis jaučiasi prislėgtas, nes nemato kažkokių prasmingų perspektyvų savo asmeninėje ateityje. Tai yra tokia nevilties būsena. Žmogus tarsi gyvena, bet kartu yra neviltyje. Kai aš sakau kančia, aš irgi turiu tokią būseną omenyje. Aš sakyčiau, neviltis tai gal net yra toks geras labai patikslinimas kančios termino, nes kančia tai, jinai savaime tarsi, banalus liaudiškais posakiais per kančias į žvaigždės, pavyzdžiui, yra egzistuojantis, tai juo tarsi teigiama, kad jeigu tu kentėsi, tau sunku bus, bet tavęs laukia šviesus rytojus, galiausiai tu pasieksi. Tai aš sakyčiau, kad tokioje situacijoje žmogus kančios situacijoje nebūtinai gali kreiptis nebūtinai jam reikia kreiptis į ką nors, ar į psichoterapeutą, arba filosofinį konsultantą, filosofinį terapeutą, nes tiesiog siekiant bet kokio tikslo šitas elementas yra neišvengiamas ir apskritai yra neišvengiamas kažkiek patirti tų sunkumų, bet neviltis, man atrodo, yra gerokai tikslesnis terminas ir turbūt būnant neviltie žmogus daugiau kreipiasi pagalbų, dažniau, nes neviltis yra tarsi uždarytos duris. Žmogui atrodo, kad uždarytos duris, subjektyviai, nes subjektyviai atrodo, kad viskas uždaryta, kad situacija, kuria yra, jinai neturi kažkokio varianto, negali jinai pasikeisti, nėra išeities. Ir tada kreipiamas į ką nors, ar į psichologą, ar į psichoterapeutą, ar į filosofinį. Ar į kunigą. Ir tada vienas iš dalykų yra, ko yra siekiama, tai tarsi, kažkuria prasme tas duris atidaryti, kurios atrodo uždarytos, bet atidaryti galbūt netgi tokia prasme, kad parodyti, kad yra daugiau durų, parodant, kad yra daugiau durų, nes nevilties būsenoje tarsi susikoncentruojama būtent į tas duris, kurios atrodo uždarytos. Tarsi žmogui reikia iš ten šiek tiek save išsitraukti, kad pamatytų, kad yra daugiau variantų. Taip, tai man atrodo, va šita nevilties būsena, jinai yra tokia iš tikrųjų labai pažįstama daugeliu žmonių ir eina per visą žmonijos istoriją, kad vienam ar kitam gyvenimo etape ar vienom ar kitom aplinkybėm labai daug žmonių patenka į tą nevilties tokią būseną ir
patys įvairiausi judėjimai bando kažkaip reaguoti. Tai čia turbūt ir religija yra Žinoma. paieška, kaip žmogui išbristi iš nevilties būsenos. Ta prasme, įvairūs dvasiniai judėjimai. Politiniai gali būti. Politinės ideologijos, kurios, turbūt neretai įgauna savo galę, būtent žadėdami kažką nusivylusiems žmonėms. Tai lygiai taip pat, ir filosofinė terapija yra, bandymas padėti žmogui išeiti iš tos nevilties būsenos. Gal kažką dar pridėti. Aš sutinku ir sakyčiau, šitą vietoj matau labiausiai, mes plėsim dar šitą tematiką be jokios abejonės, bet konkrečiai dabar gal turiu pasakyčiau, kad tarsi siekiant padėti žmogui pamatyti, kad yra daugiau tų variantų. Arba jeigu jų nėra, kažkaip prasme, tai kažkaip tai pamėginti bent suprasti tai, kas yra ir kažkaip tai priimti, nes turbūt yra situacijų, kai išeičių nėra ir reikia sugyventi su tuo. Taip, padėti pamatyti, kad daugiau tų variantų, rasti savyje jėgų, reaguoti, pačiam atsidaryti tas duris, sakykime, man patinka tas pavyzdys apie politiką, nes politikas sako, rink mane, aš išspręsiu. Mūsų turbūt kažkoksai požiūris yra labiau padėti pačiam žmogui susiorientuoti ir imtis veiksmų, labiau kažkaip tapti šeimininku savo gyvenime. Ne tiek tikintis, kad kažkoks politikas ar galų gale filosofas pasakys, ką daryti, bet tai yra kažkokia pagalba žmogui pačiam pamatyti kitaip, rasti savyje, savo aplinkoje resursų. Man gal dar tas palyginimas su religiniais lyderiais kažkokiais irgi, arba su tais pačiais kunigais, kažkoks svarbus. Filosofinė terapija nėra kažkokia stebuklinga lazdelė, ir filosofas nėra burtininkas, kuris kažkokiais mistiniais būdais hipnotizuodamas tą žmogų pakeičia. Tai labiau toks, ieškojimas lygiaverčio susitikimo, pokalbio su žmogumi, kvietimas žiūrėti iš kitų perspektyvų, bet tikrai ne kažkokių stebuklingų tezių, atsakymų siūlymas, kurie ims ir padės išbristi iš tos nevilties būsenos. Visiškai sutinku, gal tas, tai, kad tu paminėjai apie kitų perspektyvų, kvietimas tarsi jom atsiverti, tai yra toks, aišku, čia su tuo reikia atsargiai, į tą atsargiai žiūrėti, nes žmogus, jeigu yra nevilties būsena ir jį kvieti pažiūrėti kitaip, tai gali turėti visiškai priešingą, neigiamą reikšmę, atrodyti žmogui, kad jis yra visiškai neišgirstas. Tačiau, galbūt kažkaip palengva, bet kokia atveju kažkoks pagerėjimas įmanomas turbūt tik tada, kai pavyksta tą perspektyvą šiek tiek bent jau pasukti. Ir sakyčiau, kad kiekvienas atsiduriam tokiose situacijose, kur mes įstringame tam tikram tunelį ir būtent tas tunelis mūsų, jisai neleidžia kažkaip išeiti iš to, kas yra. Ir čia turbūt nėra priklausomai nei nuo žmogaus išsilavinimo, nei nuo intelekto, netgi gal ir nuo patirties, nepriklausomai, įstringame kartais. Ir pirmiausia, kas mus laiko, tai mūsų pačių įsivaizdavimas, mūsų pačių mąstymas laiko tame tunelyje. Ir galbūt tokia situacija ir kitas žmogus gali kažkaip tai padėti, pirmiausia, nušviesti tą tunelio vaizdą. Man atrodo, tas vaizdo nušvietimas ir tada žmogaus suvokimas, kad jis yra tunelyje, tam tikro supratimo rėmose, ir tas supratimas smaugia ir
formuoja tikrovės vaizdą tam tikrą, kuris jau galbūt su ta tikrove prasilenkia labai stipriai. Tai va čia gal yra tas sritis, kur filosofinė terapija veikia, bet man atrodo su politinio lyderio, religinio lyderio toks supriešinimas šitą vietą yra, aš visiškai sutinku, kad nėra tai vaistų toks išgelbėjimo davimas. Tai ir tuo pačiu aš gal norėčiau tavęs paklausti, prie kitos šiek tiek temos einant, kad šiek tiek konkretizuotume dar, kaip, nes žmonės turbūt, kas pirmą kartą girdė apie filosofinę terapiją ir netgi kas ne pirmą kartą, galbūt norėtų išgirsti, kaip iš jūsų vyksta konkretus susitikimas. Sakykime, kaip tavo vyksta, aš papasakosiu, kaip mano vyksta susitikimai. Na, mano susitikimai vyksta iš tikrųjų per, šiek tiek pasiskolinant formatą iš tradicinės psichoterapijos, tai susitikimas gyvai, privačioj, tokioj patalpoj, tai savo kabinete, kur psichoterapijos klientus priimu, kviečiu susitikti. Susitikimas apie valandą trunka ir tai yra pokalbis. Pokalbis, kuriame mes, sprendžiame tą sunkumą, kurį žmogus atsinešė. Bet aš stengiuosi būti kitaip negu psichoterapijos rėmuose. Tai dedu sąmoningą pastangą, kiek įmanoma, atsiriboti nuo tų tokių modelių, kuriuos aš esu išmokęs labiau terapijos kontekste ir ieškoti to priėjimo, kuris mažiau turi išankstinių prielaidų, nuostatų, apie ką klientui yra sunkumas, kaip aš pats turėčiau būti tame santykyje. Tai čia taip bendrais bruožais kalbant. Ir, sakykime, manyje iš tikrųjų kirba noras tą formatą dar labiau transformuoti. Aš dar kaip ir nesu prie to prieėjęs, bet svarstyčiau ir tokias galimybės, kaip kur nors eiti su klientu, galbūt paprašyti, kad jis aprodytų savo kasdienės aplinkas, kuriuose jis būna, juose kalbėtis, žodžiu. Čia man atrodo labai gera idėja labai. Aš irgi galvoju. Ir, pavyzdžiui, psichoterapijos ribose, čia būtų tokie kvestionuotini dalykai, kažkoks tarsi to kontrakto laužimas, kažkoks perėjimas į kažkokius, buvimo būdus, kurie yra tokie labiau nenuspėjami, galbūt rizikingi. Bet aš manau, kad būtent filosofinės terapijos ribose galima eksperimentuoti. Man tuo šitas formatas yra įdomus, kad jisai dar yra raidoje ir galime eksperimentuoti. Tai žodžiu, šiai akimirkai aš taip playing it safe, sakykime, su tokiu buvimo būdu, darbo būdu, kurį aš pažįstu, bet ką aš norėčiau daryti, tai išbandyti tokių daugiau lankstesnių buvimo formų su žmonėmis. Bet aš žinau, kad tu kaip tik ir turi tokių lankstesnių darbo būdų, gal tu gali pasidalinti. Pirmiausia, tai nuo paties pokalbio, tai aš tiesiog pratęsčiau, kad tu sakai, apie valandą laiko atrodo, kad ir yra tai, kas neišsiurbia per daug energijos, pakanka dėmesingumui, užtenka valanda nėra per daug, norint išlaikyti dėmesį ties vienu žmogum ir įsiklausyti. Ir labai įdomu, ką kalbėjo apie tos išbandymus skirtingų erdvių, nes turbūt erdvė yra visai svarbus veiksnys, bet einant konkrečiau, ką aš pridedu, ką naujo darau, čia ne su visais klientais tikrai, bet aš tiesiog pateikiu, kad galiu tai suteikti. Šalia filosofinio konsultavimo, kadangi esu muzikantas, teikiu ir gitaros pamokas, akustinės gitaros pamokas. Ir kaip tai yra susiję, ta prasme, žmogus į mane gali kreiptis atskirai dėl šitų dalykų, dėl vieno arba kito, bet aš galiu teikti ir kombinuojant.
Nes manau, kad tai yra labai perspektyvu ir labai prasminga, nes kai žmogus mokosi, pirmiausia, kai mokosi naujo dalyko, tai jisai gali pažinti save labai, labai neblogai, jisai gali susidurti su vidinė kritika ir stipriai susidurti su vidinė kritika. Kad man čia nesigauna arba... Būtent, kad kažkas stovi už nugaros, tarsi mane stebi, kad kažkas mane verčia tą daryti, kad kažkas mane galbūt pagiria, bet kad atpažinti kažkokius dalykus savyje, kurie, sakykime, vien per pokalbį, tai jų neišeitų pamatyti taip lengvai. O būtent per praktiką, per tam tikrą veiklą tas išeitų. Tada kitas dalykas, šita veikla, tai yra nepraktinė, pavadinkim, veikla. Tai yra meninė veikla, kuri vėlgi, kuria užsiemant kaip nepraktinė veikla, irgi naujų dalykų iškyla. Žmogui gali pradėti kilti klausimas, kam iš viso to reikia, kažkokių tokių užsiėmimų meninių, kažkokių tokių net nešančių konkrečių finansinių, pavyzdžiui, rezultatų. Bet būtent per tokią veiklą žmogus kažkaip gali mokytis laisvalaikio. Nes man atrodo, laisvalaikis apskritai yra dalykas, kur gal net, sakyčiau, per mažai yra apie jį kalbama ir per mažai netgi mokykloje apie jį kalbama, kad tai yra labai svarbu. Darbas yra tarsi būdas kažkaip tai turėti geresnį laisvalaikį. Špenhaueris, atsimenu, rašė, kad žmogų apsprendžia ne darbas, o tai, kaip jisai leidžia laisvą laiką. Tai, sakykime, meninė veikla yra toks, jau čia šiek tiek atsižvelgia net į klasikinę estetiką, kaip jinai įsivaizduoja, kas yra menas. Toks nepraktiškas, pavadinkim, vidiniam, dvasiniam poreikiam patenkinti skirtas užsiėmimas. Ir žmogus gali per tai save geriau pažinti. Ir trečias dalykas, mokymasis naujo dalyko apskritai yra įgalinantis veiksmas. Čia jau aš pritariu tai idėjai, kuri ir tam tikroje psichoterapijoje egzistuoja, ir nemažoj daly ir filosofijos, kad žmogus yra toks kintantis ir augantis padaras, organizmas, ir kuriam nuolat reikia duoti šitas tokio kūro, tam tikro, kad jisai galėtų judėti priekį ir plėstis. Taip tariant, šiuo atveju mokytis naujų dalykų. Tai, žodžiu, aš džiaugiuosi, kad yra galimybė šitas veiklas derinti ir man atrodo, kad tokio pokalbio ir kažko praktiško junginys jisai turi potencialą ir turi prasmę. Mane tikrai labai nudžiugino, kai pirmą kartą man papasakai, kad pavyko pirmą prieiti prie tokios idėjos, o paskui, kai tu kalbėjai, kad tai iš tikrųjų labai praturtina tą filosofinės terapijos formatą. Tai tikrai net nebūčiau pagalvojęs, kad tai gali veikti, bet žinai, mane pilnai įtikina, kad tai yra irgi tokia veikla, kuri leidžia daug dalykų pastebėti, kaip aš būnu, kaip aš mokausi. Čia galų gale pats įgūdis groti, savaime yra toks... Savaime geras. Geras, praturtinantis. Ir aš taip pat atsimenu, kad ir antikoje viena iš pirmųjų filosofijos mokyklų buvo pitagorikai, kurie taip pat užsiminėjo muziką. Ir pačioje muzikoje matė tą pačią terapinę naudą, kaip jie sakė, kad tai padeda harmonizuoti žmogaus sielą. Tai žodžiu, tai prie ko tu priėjai, visiškai kažkaip taip, žinai, skambas su to, kas prieš daugybę metų buvo. Bet čia dar pridedant ir su antika, gerai, kad priminėjai, kadaise skaičiau tokį tekstą, kad ilgainiui pasikeitė labai intelektualo, filosofo, bet apskritai gal tokio intelektualo vaizdinys, sakykime, nuo antikos iki 20 amžiaus. Antikoje maždaug buvo įsivaizduojama, kad žmogus turi universalus būti ir kūnui skirti dėmesio, ir, ar sakykime, muzikai, ir to pačiu mąstymui, jau nekalbant apie, žodžiu, pilietinės pareigas.
Ir ilgainiui kažkaip šitas pasikeitė 20 amžiaus filosofas daugiau, pradžios ypač toks, daugiau vaizdinys kažkokio nusėdinčio kabinete, tarp daugybės knygų, galbūt rūkančio, galbūt sunkiai net paeinančio. Pasikeitė tas, kad supratimas, kaip jisai turėtų atrodyti. Ir man atrodo, kad dabar vėl kažkoks yra pokytis, kažkaip keičiasi šitas dalykas. Ir man atrodo, mes irgi šitą vietą paliesim šitas temas, tos kasdienybės ir kitų tokių fizinių veiklų, meninių veiklų, santykis su, net nežinau, su filosofija, su kažkokiu intelektualiniu gyvenimu, su vidiniu gyvenimu. Jo, paliesim. Čia. Ir aš sutinku, kad keičiasi kažkiek tas filosofo vaizdinys. Aš dabar galvoju, viešumo yra vienas kitas matomas filosofas kaip Slavoj Žižek. Vis dėlto tai toks gan ekscentriškas irgi žmogus. Kažkuria prasme jisai gan atitinka gal net tą tradicinį tokį vaizdinį. Žmogus, kuris daug supranta, gali kažkaip, įspūdingai kalbėti, kartu toks ypatingai ekscentriškas ir, kažkuria prasme toks, nežinau, labai neįprasta būtybė, filosofas. Vat sakykime, kaip tau atrodo prie to paties žmogus, išgyvenantis įvairias krizės ir išgyvenantis nerimą, stresą, neviltį, kodėl jam galėtų kilt į ekscentrišką žmogų noras kreiptis? Nes iš psichoterapeuto, sakykime, nėra reikalaujama būti ekscentrišku. Arba nėra vaizdinio gal. Bent jau aš tai neturiu, kad jis turi būti ekscentrikas. Ne. Psichoterapeutas kažkokia tokia labiau dvelkia, nežinau, kažkokia aura tokia rimtumo, labiau... Ramybės. Kažkokios ramybės, rimtumo. Čia, aišku, labai stereotipiška yra, man atrodo. Visiškai, bet yra tokie vaizdiniai. Yra. Kodėl kreiptis į ekscentrišką filosofą? Aš abejoju, ar į Žižeką norėčiau kreiptis, jeigu man būtų sunku. Tai man atrodo, čia irgi kažkoks... Man norisi, kad keistųsi tas filosofo vaizdinys. Ar ne? Gal tas vienas tikslų, kurį ir aš savo keliu, kažkaip kažkiek reabilituoti tą filosofijos idėja, kad tai yra kažkas tokio ekscentriško. Taip pat tai yra dažnas įsivaizdavimas, kad tai tuščio į kiaurą pilstymas, paukščių kalba, žvilgsnis iš dramblio kaulo bokšto. Kas dažnai nėra neteisybė. Tiesa, jo. Tai gal iš tikrųjų, dalis tos kažkokios veiklos, kokią prasmę aš matau mūsų veikloje, tai irgi yra apie, bandymą kažkiek atšviežinti tą filosofijos sąvoką. Man atrodo, žmonės gal iš tikrųjų kartais irgi tikisi filosofijoje rasti kažką tokio egzistenciškai prasmingo. Man atrodo, kad žmonės stoja į filosofiją labai dažnai dėl šitos priežasties. Taip. Ir tada išgyvena nusivylimą tokį stiprų irgi, nes ateina ieškodami kažko egzistenciškai prasmingo, bet tada susiduria, su tokiu daugiau ar mažiau, nežinau, dalykinių filosofijos istorijos dėstymu, susiduria su kai kuriais filosofais, kurie aiškina, kad jūs čia to tikrai nerasit ir neturėkit romantiškų svajų, kad filosofija gali būti kažkas egzistenciškai prasmingo. Yra ir tokių pozicijų. Man norisi nesutikti su tuo.
kažkaip. Ir man atrodo, mums pavyksta rasti tų kampų, per kuriuos filosofija gali būti egzistenciškai prasminga, pakankamai svari, rimta, konkurencinga, taip, tokiais irgi verslo terminais kalbant su ta pačia psichoterapija. Gal tu dar kažką... Aš tiesiog pridurčiau tą, kad dar seniai, man atrodo, man atėjo tokia mintis, kad aš pats filosofiją susidomėjau iš tokios, neatsakyčiau, ganėtinai meninės perspektyvos. Na, kitaip tariant, mane labiau domino nuo pat pradžios filosofija, kuri artimesnė menui. Arba grožiniai literatūrai, konkretizuojant. Bet tada tuo pačiu pamačiau, kad yra filosofija, kuri artimesnė matematikai, fizikai. Tai yra mokslam, tiksliesiam mokslam. Ir yra filosofija turbūt dar tretiem dalykam artimesnė. Ir kad tai sunku ją irgi, nors norint galima aptikti, kas visas filosofijos kryptis vienyje. Manau, kad yra toks dalykas, bet vėliau visos jos labai stipriai išsiskiria ir apibrėžti apskritai, kas yra filosofija, yra labai komplikuota ir turbūt beprasmiška net. Ir mes tiesiog joje aptinkam tai, kas mums atrodo, kuo mes tikim, kas mums joje atrodo prasminga. Yra ta filosofijos sritis, kuris savo, kad jinai ir neturi jokius egzistencinius klausimus labai kreipti dėmesio ir mėginti juos atsakyti, bet mus labiau domina ta filosofijos pusė, kuri būtent šitos klausimus ir liečia ir kuri būtent su konkrečiu gyvenimu mūsų čia ir dabar jinai yra susijusi. Nors yra filosofija, kuri ir nemėgina, ir nebando, ir mėgina kuo toliau nuo to atsiriboti, nuo bet kokio subjektyvumo ir nuo bet kokių konkrečių istorinių aplinkybių. Taip. Bet gal tuo pačiu dar irgi pridėčiau, kad ir tas, kai mes kalbame apie filosofinę terapiją, ir čia gal vėl šiek tiek grįžtant prie tų temų, nuo ko pradėjom, kad tu paminėjai, kad nėra tokio vieno dalyko, kaip vientisa filosofinė terapija. Lietuvoje mes tarsi turim savo braižą, savo mokyklą, šiek tiek gal pratęsim kodėl, bet net vakaruose yra ateinančių, tuo užsiimančių žmonių filosofinė terapija, kurie ateina iš visiškai kitų perspektyvų ir kitaip ją įsivaizduoja, nenaudotų žodžio terapija, pavyzdžiui, net gal nenaudotų žodžio konsultavimas, o gal naudotų, bet esmė, kad tokio vientiso reikšminio su įtvirtintų kodeksų, kaip viskas turi vykti su vientisų metodų, jo nėra. Yra, sakykime, Vienos universitete berods magistro programa filosofinė praktika, vadinasi, kuri yra apie tai. Teko girdėti. Ja, bet iš principo tokio vientiso reiškinio apskritai nėra. Ir kai mes kalbam, kai mes naudojam šitos žodžius, mes turim omeny savo perspektyvą, tai yra kaip mes prie to prieinam, kaip mes išmokom, kaip mes įsivaizduojam ir kaip mes matom. Tai gal tu nori pratęsti šitą, apie mūsų tą perspektyvą, kas mumina yra. Aš norėsiu pratęsti, bet ir kad tu irgi pratęstum. Tai va. Na, jo, čia svarbu tas, kad nėra vientiso judėjimo, filosofinė terapija, konsultavimas. Aš sakyčiau, man kažkoks suvokimas, kaip turėtų atrodyti filosofinė terapija, ateina per tuos filosofus, kurie man įtakingi buvo ir yra vis dar. Tai jo, čia gal, taip irgi, kaip jau kalbėjom pačioj pradžioj, norisi man paminėti Tomą Sodeiką, nes viena vertus jis, kaip ir paminėjo, užmetė tą kabliuką filosofinės terapijos, kita vertus tiek jo mąstymas, tiek jo buvimo būdas leidžia, kažkaip, ne tai leidžia, įkvepia gal, perduoda kažkokių tokių įžvalgų, kurios man tikrai atrodo reikšmingos ir naudingos.
Tai vat, kas iš Tomo Sodeikos ateina, kas man atrodo svarbu, tai tas filosofavimo būdas, kurį galbūt galima glaudžiai sieti su fenomenologija. Ir vėlgi, čia toks terminas, kuris klausytojams galbūt nėra pažįstamas, aš nenorėčiau galbūt leistis per daug giliai į aiškinimą, kas tai yra, bet man fenomenologija yra apie įsisąmoninimą, apie tokią įsisąmoninimo praktiką visų pirmiausia. Kuomet, aš sutelkiu savo dėmesį, bandau šiek tiek sustabdyti tokį chaotišką minčių ten srautą, bandau šiek tiek sustabdyti tokį rutinišką pasinėrimą į gyvenimą ir nukreipti savo dėmesį į tai, kas vyksta šią akimirką. Bandau suvokti tą tiesioginę savo patirtį ir atpažinti, kas dedasi manyje iš tikrųjų. Nes tiek tas pasinėrimas į rutiną, tiek toks chaotiškas minčių kratinys, kuriame mes visi dažniausiai egzistuojame, jis tarsi, užmaskuoja tai, kame mes esame. Tai fenomenologija man siejasi su tokiu, įsisąmoninimu ir įsisąmoninimo praktika. Tokia pastanga dėmesingai suvokti tą patirties srautą ir dėmesingai suvokti, kas iš tikrųjų vyksta mano gyvenime, faktiškai vyksta mano gyvenime. Galų gale suprantant, kas veikia mano savijautą, galų gale įsisąmoninant, kokios yra prielaidos mano tos egzistencinės kančios, nuo kurios aš taip pat nesijaučiu laisvas. Aš kaip sakykime, praktikuojantis filosofas, nesu pakilęs aukščiau visų kitų žmonių. Mane lygiai taip pat kamuoja ir nerimas, ir nevilties akimirkos kartais. Tačiau fenomenologija man yra praktika, kuri padeda kažkaip įsisąmonint, kas vyksta. Tai Tomas Sodeika man yra svarbus kaip fenomenologijos toks mokytojas. Tai ir savo toj terapijos praktikoje, filosofinės terapijos praktikoje, didelį dėmesį tam skiriu, ar ne? tą suprantu kaip tokią įsisąmoninimo praktiką. Kitas dalykas, kuris man iš Tomo Sodeikos kažkaip pereina į mane, tai toks dialogiškas buvimo būdas. Ir dialogiškas tame, kad, nežinau, toks įsiklausimas, bandymas suprasti kitą žmogų, susidomėjimas kito žmogaus perspektyva, pagalba kitam žmogui plėtoti savo kažkokią idėją. Tai, žodžiu, bendraujant ne tai, kad dominuoti tą pokalbį, ne tai, kad primetinėti savo kažkokias vizijas, ne tai, kad išaiškinti, kaip iš tiesų yra, o kažkaip taip su smalsumu, susidomėjimu kitam žmogui būti tame pokalbėje. Tai fenomenologinis buvimo būdas, dialogiškumas. Tai yra tai, ką aš perimu iš filosofo, kuris man yra įtakingas ir sakyčiau, jis ir formuoja mano supratimą, kas tai yra tas filosofinė praktika. Man taip pat įtaką daro egzistencinė filosofija. Autoriai kaip Kierkegoras, Nyčė, Martinas Buberis, jis gal prie dialogo filosofijos, bet man taip pat labai arti egzistencinio mąstymo yra. Tai ir kartu tikrai ne visi filosofiniai praktikai būtent taip supranta. Čia yra tas kontekstas, kuris mane formuoja. Aš pratęsčiau, kad turbūt sakyčiau labai panašus, beveik toks pat kontekstas, tai aišku, per Tomą Sodeiką ir jo dėka priejau prie tų dalykų. Ką tu įvardinai, fenomenologinis toks žvilgsnis, dialogiškumas,
Pasipatį kaip asmenį, įspūdingai pasireiškia abu šitie dalykai, bet aš dar pridėčiau trečiąjį, kuris irgi galbūt mūsų apskritai išskiria kaip atskirą galbūt mokyklą net, filosofinio konsultavimo, filosofinės praktikos. Ir ką irgi Tomas Sodeika pabrėžė, per daugybę savo kursų mes aptariam, kaip atsiranda iš vis filosofinis mąstymas, kad to gali būti kilmė toks smalsumas, abejonė, bet jisai visą laiką pabrėžė kančią, diskomfortą, neviltį, būtent šitas emocijas. Kančia. Taip, būtent. Ir kad žodžiu, tai yra ir galų gale ir autoriai, kuriuos ir tu įvardinai, jie irgi su tuo susiję ir jie savo galima sakyti, kad jų filosofija yra mėginimas kažkaip tai reaguoti į kančios situaciją ar daugiau negu situaciją. Ir kaip tai mūsų apibrėžia, kad mes irgi mėginam sakyti, kad tai ne vien apie kažkokį smalsumą yra filosofinis konsultavimas, filosofinė terapija, bet tai kaip mėginimas reaguoti į kančią, neviltį, diskomfortą ir kažką tokio. Ir kad apskritai autentiškas filosofinis mąstymas nuo šito klausimo negali atsiriboti. Ir apskritai ar prasminga tokia filosofija, kuri nuo šito klausimo gali atsiriboti. Čia jau kitas klausimas. Sakykime, manęs asmeniškai nelabai netgi domina kita filosofija. Ir žmonių, kurios domina, bet kažkaip pats natūraliai pasilinkau į šitą pusę. Taip, man čia toks natūraliausias gal būdas filosofijai egzistuoti. Va čia tas kančia kaip filosofijos prielaida. Karlas Jaspersas yra toks filosofas, ar ne? Tikriausiai irgi turėjo omeny, kuris kalbėjo, kad filosofija turi keletą šaltinių. Tai, pavyzdžiui, nuostabus pojūtis, kuomet aš matau gamtą, ar ne, matau, kad jinai kažkokiu paslaptingu būdu turi tvarką. Ir, visa tai manyje kelia kažkokį nejaukų nuostabos pojūtį. Ir man tada kyla noras, suprasti, kaip visa tai atsirado, kaip visa tai veikia. Ir dalis filosofijos yra apie tai. Bandymas suprasti pasaulio struktūrą, sakykime. Ypač atsiprašau, labai ankstyvoji filosofija, iki sokratiniai, tas jaučiasi. Taip, iš kur viskas atsirado. Žmogaus nėra. Iš principo. Jo, ir ta žmogaus būtis nėra kažkoksai filosofinio mąstymo objektas. Antra vertus, man atrodo, kad, kita prasme, kiekvienas žmogus, nebūtinai jis domisi, gamta, sakykime, bet jis yra, priverstas gyventi. Jis priverstas egzistuoti, priverstas reaguoti į pasaulį. Ir natūraliai jis mąsto, kaip čia susiorientuoti, kas yra vertinga, kas yra teisinga, mąsto apie tai, kuria kryptimi gyvenime turėtų žengti ir taip pat mąsto susidūręs su įvairiomis krizinėmis situacijomis savo gyvenime. Mąsto atsidūręs būtent toj nevilties situacijai. Tai man atrodo, filosofija gali būti labai toks natūralus palydovas tokiam pačiam natūraliausiam dalykui gyvenime, kuomet žmogus bando susiorientuoti savo egzistencijai. Atrodo, kiekvienas iš mūsų bandome tą daryti. Ir šią prasme, filosofija, kuri kyla iš tos kančios patirties, jinai, sakyčiau, toks labai natūralus yra palydovas kiekvienam žmogui. Kiekvienas žmogus kažkuriom akimirkom yra filosofinis, egzistencinis mąstytojas. Visiškai sutinku. Tai puiku, mes... Nors nežinau, ar gerai, kad
Manau, kad vis klausimų, tai kur išsiskirti požiūrį, bet šiandien tokia mūsų pristatomoji tema ir bandėm kažkaip tai gražiai pakalbėti, kas esam. Ir gal reikia po truputį šios dienos pokalbį kaip ir suskliausti, palikti dar erdvės kitam kartui. Kaip ir pasakėm, kas mes maždaug esam pabaigoje. Taip. Manau, galim jo uždarinėti. Šiandienai bandėm išryškinti tą žemę, kur mes abudu stovim. Tikiu, atsiras galbūt vietų, kur nesutariam. Dar geriau, manau. Iš to požiūrio. Šiandienai. Ar dar mes turim ką pridėti? Šiandien galim kaip ir užbaigti. Tai ačiū Justinai tau. Ačiū ir tau, Algi. Ir ačiū visiems klausantiems. Ir aš dėkoju ir kviečiame sekti šitą tinklalaidę ir laukti naujų jos įrašų. Taip, ir ačiū. Iki kito karto. Iki.